Sveiki atvykę į šį įvadinį vaizdo įrašą. Trumpai papasakosiu, kas yra automatizavimas, kas yra N8N, kaip šis įrankis įsilieja į visą automatizavimo bei dirbtinio intelekto įrankių ekosistemą ir kur link viskas juda ateityje. Tai pradėkime nuo pagrindų. Kas apskritai yra tas automatizavimas? Tai automatizavimas yra bet kokios technologijos ar įrankio naudojimas siekiant atlikti užduotį su kuo mažesniu žmogaus įsikišimu. Pagrindinis tikslas arba esmė to yra taupyti laiką, mažinti klaidas ir didinti efektyvumą. Ir jis yra vis plačiau naudojamas įvairiose sritise, nuo verslo operacijų, klientų aptarnavimo, rinkodaros, IT, žmogiškųjų išteklių ir taip toliau ir dar daugiau. Tai iš esmės iš dalies tapo įmanoma, nes dirbtinio intelekto įrankiai tampa vis pažangesni ir lengviau prieinami net netechniniams žmonėm. Kitais žodžiais tariant, tie, kurie nelabai supranta programavimo. Kai kalbame apie automatizavimą, verta atskirti du pagrindinius jo tipus, apie kuriuos mes šnekėsime tolimesnėse video. Tai pirmas tipas yra užduočių automatizavimas. Tai yra paprastų pasikartojančių veiksmų automatizavimas, kuris dažnai reikalauja mažai arba visai jokio programavimo. Pavyzdžiui, follow-up laiškai, socialinių tinklų įrašai, kalendoriaus pildymas, Slack ar Teams priminimai, tai pavyzdžiui, automatiniai pranešimai komandai apie artėjančius darbus ar terminus. Antras tipas tai yra proceso automatizavimas. Tai jau yra šiek tiek sudėtingesni reikalai. Tai yra kelių žingsnių darbo eigos, kurios dažnai yra jungiamas per kelias sistemas ar įrankius. To pavyzdžiai galėtų būti sąskaitų generavimas, tai pavyzdžiui, kai klientas pateikia užsakymą, sistema automatiškai sugeneruoja sąskaitą ir išsiunčia ją PDF formatu, tada e-komercijos, sakykime taip, gražinimo valdymas, tai kai klientas užpildo gražinimo formą, automatiškai yra informuojamas sandėlis, išrašomas gražinimo kvitas ir pradedamas visas pinigų gražinimas. Ir į šitą vietą ateina no-code ir low-code revoliucija, kabutėse. No-code reiškia, kad galite kurti automatizacijas be jokio programavimo, viskas vyksta vizualiai, angliškai drag and drop, lietuviškai tempk ir mesk principu. Low-code leidžia esant poreikiui pridėti šiek tiek kodo, kad būtų galima sukurti šiek tiek sudėtingesnės sistemas. Ką tai daro, tai atveria duris netechniniams žmonėms, tokiems kaip mes arba aš. Su tuo spartėja vystymas, nes komandos gali greičiau pačios pasidaryti savo reikalingas sistemas. Priklausomybė nuo programuotojų mažėja, nes dėl bet kokio menkniekio nebereikia laukti užduoties atlikimo iš IT ir mažėja tiltas tarp techninės ir netechninės komandų, kurios dirba kartu, nes jos visos mato tą pačią darbo eigą, gali ją suprasti ir siūlyti patobulinimus. Tai į šioje vietoje pasirodo vienas iš įdomiausių žaidėjų N8N. Tai yra no-code automatizavimo įrankis, leidžiantis sujungti skirtingas programėles, paslaugas ar duomenų bazės į darbo eigas. Kuo jis yra išskirtinis, tai savo pritaikomumu, kadangi jis yra atviro kodo, jį visą galima keisti, plėsti, adaptuoti pagal savo poreikius ar net kurti savo papildinius. Diegimas galima naudoti tiek debesyje, tiek pas save savo serveriuose. Tai tarkime, jeigu saugumas ar duomenų privatumas yra labai svarbus ir jautrus dalykas, tai yra milžiniškas pranašumas, nes viską galite daryti pas save. Nereikia to daryti N8N puslapyje, kur jie turės prieigą prie jūsų duomenų. Toliau integracijos. N8N jungiasi su šimtais aplikacijų per API, webhookus, SQL, Google Sheets, Airtable ir taip toliau. Apie juos visus mes pašnekėsime vėliau. Dabar nelabai verta turbūt kvaršinti galvos įvadą. Bet taip pat verta paminėti, kad jeigu nėra integracijos, ją galima pasidaryti pačiam. Ir paskutinis turbūt pagrindinis punktas, tai yra fokusas į AI. N8N aktyviai vysto savo platformą dirbtinio intelekto kryptimi. Jie mato ateitį agentuose, tai automatizuoti padėjėjai, kurie gali savarankiškai vykdyti užduotis naudodamiesi kalbos modeliais, API ir automatizuotomis eigomis.
Ir dar vienas labai praktiškas momentas tai yra kaina. N8 yra panašių įrankių kaip N8N, tai būtų Zapier arba Meikom, bet įrankiai kaip Zapier ar Meikom skaičiuoja mokestį už kiekvieną veiksmą, vadinamas operacijas. Tuo tarpu N8N ima mokestį tik už darbo eigas, nepriklausomai nuo to, kiek juose yra žingsnių. Tai sakykime taip, jeigu turite darbo eigą, apie kurias mes šnekėsime vėliau nuo A iki Z, tai Zapier ir Make.com atveju jūs mokėtumėt už A, B, C, D, E, F, G iki Z visus veiksmus, tai kiek veiksmų toje darbo eigoje yra už visus jūs mokėtumėt atskirą kainą, o N8N atveju jūs mokėtumėt tik tai už vieną operaciją. Tai iš esmės yra žymiai praktiškiau. Ir kitame vaizdo įraše parodysiu jums, kaip atrodo pati N8N aplinka, kaip užsiregistruoti 14 dienų bandomajam laikotarpiui, kaip susikurti paskyrą ir kaip pradėti pirmosius paprastus automatizavimus. Tai iš esmės bus puikus pagrindas prieš pradedant likusius modulius. Ir taip pat sukūriau bendruomenės grupę N8 Lietuva, ją rasite Facebook'e, taip pat apačioj video aprašyme. Ten dalinuosi naudinga medžiaga, atsakinėju klausimus, padedu spręsti problemas. Siūlyčiau jums prisijungti, jeigu norite gilinti žinias praktiškai, o kai patys įgysite šiek tiek patirties darydami darbus N8N viduje, galėsite atsakyti ir kitų narių klausimus. Ir taip ne tik padėsite kitiems, bet ir iš esmės mokysitės dar greičiau patys, nes kaip žinia, geriausiai įsisaviname tai, ką paaiškiname kitiems.